Jau seniai prašėte papasakoti, kas nutiko Mahabharatoje po didžiojo mūšio Kurukšetros lauke. Koks išgyvenusiųjų likimas? Kas nutiko mūsų mylimiems didvyriams kilniajam Jutišthirai, nenugalimui Ardžunai, gedinčiam Gandhariui, pačiam Krišnai ir kitiems veikėjams, kurių gyvenimus nuniokojo šis konfliktas? Galbūt dėmesingi žiūrovai prisimena, kad kai kuriuos su Pandavų išvykimu susijusius įvykius jau trumpai analizavome atskiroje paskaitoje, skirtoje broliams. Tačiau šiandien mūsų laukia visiškai kitoks pasinėrimas. Čia pateiksime pilną, išplėstinę įvykių versiją su detalėmis ir epizodais, kurių anksčiau praleidome, kad galėtumėte matyti visą vaizdą. Tačiau prieš versdami istorijos puslapį, noriu nuoširdžiai padėkoti tiems, kurie remia kanalo plėtrą. Jūsų dalyvavimas neįkainojamas. Deja, vertimuose nematau siuntėjų vardų, todėl dėkoju jums visiems, kad šie leidimai tapo įmanomi. Turiu jums nedidelį prašymą. Jei norite, kad jums asmeniškai padėkočiau, prašau, nurodykite, mielai pasidalinsiu savo vardais vertimo komentaruose kitame epizode, bet dabar patogiai įsitaisykite ir pamirškite dienos rūpesčius. Grįžtame į laikus, kai ginklų žvangėjimas virto verksmu. Karas Kurukšetros lauke baigėsi, o milijonų pėdų ir kanopų sukeltos dulkės pagaliau nuslūgo, atskleisdamos siaubingą vaizdą. 18 dienų trukusi nepertraukiama kova kadaise klestėjusią lygumą pavertė ištisos civilizacijos kapinėmis. Pandavai laimėjo, bet ši pergalė buvo tarsi pelenai. Remiantis Triparvos arba Žmonų knygos tekstais, tikroji tragedija prasidėjo tą akimirką, kai krito kardai ir moterys išėjo į lauką. Žuvusių karių motinos, žmonos ir dukros atėjo rasti savo artimųjų kūnų. Tarp jų buvo į Gandhari, 100 kritusių Kauravų brolių motina. Jos sielvartas buvo toks didelis, kad net nugalėtojai, Pandavai, stovėjo prieš ją nuleidę galvas kaip kalti vaikai. Gandhari, kaip tikriausiai prisimenate, visą savo vedybinį gyvenimą savanoriškai nešiojo šydą ant akių kaip solidarumo su savo aklų vyrų ženklą. Tačiau karalius Tritaraštra tą akimirką, dėka išminčiaus viesos suteiktos aiškiaregystės dovanos, ji galėjo matyti mūšio lauką pro raištį akimis, ir tai, ką ji matė, galėjo išvesti iš proto bet ką. Sulošintus kūnus, sudaužytus vežimus, grifus, ratus sukančius virš didžių didvyrių palaikų. Ji pamatė savo vyriausiąjį sūnų Durdhaną, kurio kadaise nepažeidžiamas kūnas dabar gulėjo sulaužytas dulkėse. Ta akimirka jos sielvartas virto šaltu, deginančiu įniršiu. Gandhari nekaltino Pandavų, jie tik atliko savo, kaip kšatrijos karių, pareigą. Jos pyktis rado kitą prasmę. Ji atsigręžė į Krišną. Jai, kaip ir daugeliui tų įvykių dalyvių, Krišna nebuvo tik Ardžunos vežimo vairuotojas ar išmintingas patarėjas. Visi žinojo apie jo dieviškąją prigimtį. Gandhari suprato, kad kiekvienas, turintis galę paremti visatą, gali sustabdyti šias skerdines vienu antakio judesiu, bet jis to nepadarė. Mahabharatos tekste šį dialogą Gandhara aprašo labai detaliai. Drebėdama iš ašarų, ji kreipėsi į Krišną su kaltinimu, sakydama, kad kadangi jis, turėdamas galę užkirsti kelią karui, leido Kurų klanui sunaikinti vieniems kitus, jis už tai ir bus atsakingas. Būtent čia nuskamba tie lemtingi žodžiai, kurie nulėmė ištisos eros likimą. Gandhari prakeikė Krišną. Ji numatė, kad lygiai po 36 metų jo paties klanas, galingieji Edavai, žus toje pačioje pilietinėje neramybėje. Jie, apsvaigę nuo pasididžiavimo ir vyno, žudys vienas kitą neatpažindami savo veidų, kaip pusbroliai Kurukšetroje. Ir pats Krišna tarp pasaulių valdovų sutiks savo galą visiškoje vienumoje, klajodamas po mišką kaip eilinis tremtinys, o jo išvykimo priežastis bus nedidelė kova, bet absurdiška nelaimė. Krišnos reakcija į šį prakeiksmą sukelia daug diskusijų tarp teologų ir literatūros istorikų. Jis nesupyko, neieškojo pasiteisinimų ir nebandė neutralizuoti sielvarto ištiktos motinos žodžių. Priešingai, jis silpnai nusišypsojo ir tarė, tebūnie taip, jūs tik išsakėte tai, kas jau buvo lemta, aiškino Krišna, kad Edavos klanas tapo pernelyg galingas ir arogantiškas, niekas visuose trijuose pasauliuose, nei dievai, nei demonai, nei žmonės negalėjo jų nugalėti sąžiningoje kovoje, vienintelis būdas atsikratyti žemės naštos buvo priversti juos susinaikinti, Gandhario prakeiksmas tapo tik instrumentu, mechanizmu, kuris paleido neišvengiamą savęs naikinimo procesą. Čia susidurėme su įdomiu
Epo filosofiniu aspektu. Kodėl Dievas leidžia savo būti prakeiktam? Tyrinėtojai čia įžvelgia karmos neišvengiamumo sampratą, kuri veikia net ir aukštesnėms būtybėms, kai jos įgauna materialų pavidalą. Krišna, būdamas žmogaus kūne, paklūsta šio pasaulio dėsniams, jis prisima atsakomybę už nesikišimą, tai gana gili mintis, neveikimas, net ir atliktas iš aukščiausių motyvų siekiant atkurti pasaulio tvarkos dharmą, vis tiek turi pasekmių. Pandavų pergalė buvo būtina istorijai, tačiau šios pergalės kaina buvo šios pergalės architekto klano žūtis, todėl krauju permirkusiame lauke tarp našlių raudojimo ir laidotuvių laužų dūmose buvo paleistas atgalinis laikmatis. 36 metai buvo tikslus laikas, skirtas nugalėtojams mėgautis savo sėkmės vaisiais, o Jadavų klanui pasiekti savo galios ir beprotybės viršūnę. Gahnario prakeiksmas pakibo virš didvyrių kaip Damoklo kardas, apie kurį jie stengiasi negalvoti. Grįžę į Hastinopurą, nugalėtojai susidūrė su paradoksu, kuris trumpuose perpasakojimuose dažnai pamirštamas. Atrodytų, kad tikslas buvo pasiektas, priešai nugalėti, sostas grąžintas ir teisingumas triumfavo, tačiau senovės kronikos, ypač Šanti Parva ir Anušasana Parva, piešia mums ne džiūgavimo, o gilios melancholijos vaizdą. Judhišthira, vyriausias iš Pandavų, įžengė į sostą, tačiau karūna ant jo galvos atrodė sunkesnė už kalnų grandinę. Jo būklę tais metais tyrinėtojai dažnai apibūdina terminu višada. Gili neviltis sumaišyta su kaltės jausmu. Jis žmogus, kurio esmė buvo nesmurtas ir teisumas, įgijo valdžią savo mirties kainą. Mokytojų ir giminaičių dėka pirmieji Judhišthiros valdymo metai buvo pažymėti atkūrimo laikotarpiu anot tekstų, šalis buvo išsekusi, naujasis karalius atliko daugybę ritualų, įskaitant didingą žirgo Ašvametos aukojimą, kad apvalytų žemę nuo karo nuodėmių ir atkurtų kosminę tvarką. Išoriškai tai atrodė kaip aukso amžiaus atėjimas, legendos byloja, kad lietus lijo laikų, žemė davė gausų derlių ir ligos atsitraukė nuo Kurų karalystės sienų. Judhišthira valdė griežtai pagal dharmos įstatymus, o žmonės, pavargę nuo chaoso, garbino savo valdovą, tačiau įdomiausia nutiko ne miesto gatvėse, o už uždarų rūmų durų. Čia vyko sudėtinga psichologinė drama, trukusi 15 metų. Tiesa ta, kad senasis aklasis karalius Dhritarashtra ir jo žmona Gandhari liko gyventi rūmose su pandavais. Judhišthira, demonstruodamas neįtikėtiną kilnumą, nusprendė, kad senasis karalius neturėtų jaustis nugalėtas ar nuskriaustas. Jis įsakė, kad tarnai vykdė Dhritarashtros įsakymus lygiai taip pat, kaip ir jo paties. Senajam monarchui buvo patiekiami puikiausi patiekalai, jo lovos buvo išklotos šilku, o kiekvienas rytas prasidėdavo imperatoriui derančiais sveikinimais. Judhišthira darė viską, kad dėdė pamirštų, jog jo 100 sūnų daugiau niekada neįžengs į šią menę. Bet jei Judhišthira buvo gailestingumo įsikūnijimas, tai jo brolis Pfima, turintis didžiulę fizinę jėgą ir tokį pat didžiulį temperamentą, negalėjo taip lengvai paleisti praeities. Pfimai kasdien matyti žmogaus, kuris metų metus toleravo Pandavų ir Drupadi pažeminimą, veidą buvo nepakeliama kančia. Bhima formaliai laikėsi etiketo, bet, kaip pažymima Ašromovasikos Parvos tekstuose, jis vedė tylų psichologinį karą. Eidamas pro aklo karaliaus kambarius, Bhima galėjo garsiai, kad Dhritarashtra girdėtų, pliaukštelėti per rankas, prisimindamas, kaip jis asmeniškai sutraiškė Dvurtanos pirštus ir šlaunis, jis mėtė kokas ir frazes tarnams. Kodėl maitinate šiuos senukus, kurių sūnus bandė mus gyvus sudeginti? Jis prisiminė, kaip senasis karalius tylėjo, kai Draupadi už plaukų buvo nutemptas į susirinkimų salę. Šie žodžiai, tarsi užnuodytos strėlės, perverė Dhritarashtros, jau kentėjusio dėl vaikų netekties, širdį. Bhima nenaudojo fizinės jėgos, tačiau jo buvimas rūmose sukūrė šaltos įtampos atmosferą, nuo kurios net Draupadi sienos sustingo. Kunti ir likę Arjunos broliai, Nakula ir Sahodeva, stengiasi išlaikyti neutralumą, balansuodami tarp vyresniojo brolio šventumo ir viduriniojo įniršio. Tai tęsėsi 1,5 dešimtmečio. Tai buvo keistas pasaulis, kuriame žudikai rūpinosi savo aukų tėvais. Judhišthira tikėjosi, kad laikas užgydys žaizdas, bet laikas, priešingai, tik dar labiau sugriežtino randus. Dhritarashtra, nepaisant išorinio komforto, kasdien vis labiau uždarė save. Jis suprato, kad valgo duoną iš tų rankų, kurie nutraukė jo šeimos liniją. Teksto analizės požiūriu, šis Pandavų valdymo laikotarpis rodo, kad karinė pergalė yra tik išbandymų pradžia.
Čia matome klasikinį to, kas Indijos filosofijoje vadinama karma pavyzdį. Herojai negali tiesiog mėgautis gyvenimu, jie priversti nutraukti sudėtingus etinius ryšius su nugalėtaisiais. Judhišthira bando išpirkti savo kaltę tarnaudama. Abhima primena, kad atleidimas yra šventųjų, o ne karių likimas. Galiausiai šis dvilypis gyvenimas vyresniajai kartai tapo nepakeliamas. Dhritarashtra, kurio pasididžiavimą palaužė ne tiek pralaimėjimas kare, kiek kasdienė priklausomybė nuo sūnėnų ir Mefimos patyčios, priėmė sprendimą po 15 metų gyvenimo po vienu stogu su nugalėtojais. Senasis karalius Dhritarashtra suprato, kad jo laikas sostinėje baigėsi. Psichologinis spaudimas, apie kurį kalbėjome, ir nuolatinis priklausomybės nuo sūnėnų jausmas padarė savo. Dhritarashtra susivokė ir paprašė leidimo eiti į mišką ir pasirinkti Vanaprastha trečiąjį gyvenimo būdą, apimantį atsiskyrėlystę ir asketizmą. Judhishtrai, auklėtam griežtų pagarbos vyresniesiems tradicijų, tai buvo smūgis. Jis maldavo dėdės pasilikti, pažadėdamas, kad įsakys Pfimi tylėti, tačiau senasis monarchas buvo nepalenkiamas. Jo sprendimą palaikė išmintingasis Vidura, karaliaus įbrolis ir teisumo įsikūnijimas, taip pat ištikimas vežimų vairuotojas Sanjaya. Tačiau netikėčiausias šios istorijos posūkis, dažnai sukeliantis painiavą nepasiruošusiam skaitytojui, siejamas su Kunti, Pandavų motina, moterimi, išgyvenusia tremtį, skurdą ir baimę dėl savo vaikų, kuri įkvėpė juos kovoti už karalystės susigrąžinimą. Jis taiga paskelbė, kad išvyksta su senais žmonėmis. Pandavai buvo šokiruoti. Kodėl ji, motinų karalienė, dabar, kai jos sūnus valdo pasaulį, iškeistų šilką į šiurkščią medžio žievę? Kunti atsakymas nusipelno ypatingo dėmesio. Ji paaiškino, kad sunkumų metais ji liko su sūnumis, kad išlaikytų jų dvasią ir neleistų jiems palūžti. Dabar, kai jie stiprus ir klesti, jos misija įvykdyta. Ji verčiau pasirinko tarnauti vyresniesiems šeimos nariams, Dhritarashtrai ir Gandhariui, jų paskutinėje kelionėje, nei mėgaukitės pergalės, kainavusios tiek daug gyvybių vaisiais. Atsisveikinimo scena ašromoje Vasika Parvi aprašoma kaip gilaus gedulo akimirka visam miestui. Hastinapūro gyventojai išėjo į gatves palydėti procesijos. Aklasis Dhritarashtra ėjo priekyje, uždėjęs ranką Gandhariui ant peties, jo akis vis dar buvo paslėptos tvarsčių. Kunti sekė iš paskos, neatsisukdama pažiūrėti į verkiančius sūnus ir Vidurą Sanjaya. Jie nusivilko karališkus papuošalus ir apsivilko atsiskyrėlių drabužius. Sostinės vartai užsidarė už jų, atkirsdami komforto pasaulį nuo atšiaurios gamtos pasaulio. 3 metus buvę valdovai gyveno miške ant Gango kranto. Jų gyvenimo būdas radikaliai pasikeitė. Tie, kurie buvo įpratę miegoti ant minkštų plunksninių lovų, dabar nakvodavo ant žemės. Jų racioną sudarė šaknys ir vanduo. Dhritarashtra, siekdamas išpirkti savo neveiklumo karmą savo valdymo metu, pasinėrė į griežčiausią asketizmą, laikydamas burnoje akmenį, kad išlaikytų tylą ir kelias dienas stovėdamas po kaitrę saulę. Po kurio laiko miško vienuolyne juos aplankė Pandavai. Šis susitikimas Vidurai buvo paskutinis. Legenda byloja, kad kai Judhishthira priėjo prie jo, Vidura jau buvo gilaus transo būsenoje. Jis stovėjo atsiremdamas į medį, be galo išsekęs, jo kūne beveik nebuvo gyvybės. Jis nepratarė nė žodžio, tik įdėmiai žiūrėjo Judhishthira į akis. Ta akimirka, remiantis mistiniu epo aprašymu, Viduros gyvybinė energija ir išmintis perėjo į Judhishtiros kūną. Vidura paliko savo kiautą stovėdamas tiesiai, susijungdamas su tuo, kurio dvasinis tėvas jis iš tikrųjų buvo. Po Pandavų išvykimo įvykiai pakrypo lemtinga linkme. Vieną dieną, kai Dhritarashtra, Gandhari ir Kunti grįžo iš maudynių miško upėje, kilo gaisras. Vėjo nešama ugnis neįtikėtinų greičių išplito, apsupdama juos iš visų pusių. Sanjaya, kuris visą šį laiką buvo jų vedlys, siaubo apimti bandė nugabenti senukus į saugią vietą, tačiau buvęs karalius Dhritarashtra jį sustabdė, supratęs, kad tai ne šiaip nelaimingas atsitikimas, o ženklas iš viršaus. Jų atėjo ugnies dievas Agnis. Dhritarashtra įsakė Sanjayui išeiti vienam ir išgelbėti savo gyvybę. Jis pats kartu su Gandhari ir Kunti atsisėdo ant žemės veidu į rytus.
Jie užėmė lotoso pozą, uždarė suvokimo kanalus ir pasinėrė į gilią meditaciją, sujungdami savo vidinę ugnį su išorinė liepsna. Jie nebandė bėgti, nešūktelėjo ir nešūkavo pagalbos. Ugnis prarijo jų kūnus, o jų sąmonė jau paliko šį pasaulį. Tyrėjams šis epizodas yra galinga užbaigtumo savokos iliustracija. Mirtis ugnyje čia interpretuojama ne kaip tragedija ar bausmė, o kaip šventa auka Kunti. Dhritarashtra ir Gahnari atliko paskutinę auką, kur patys tapo aukomis. Ši akimirka simbolizuoja visišką Pandavų ryšio su ankstesne karta nutrūkimą. Dabar, kai vyresnieji išėjo, o vidura ištirpo Yudhišthiroje, herojai liko visiškai vieni ateinančios eros akivaizdoje. Tačiau, kai prisimename, Gahnario prakeiksmas buvo uždėtas prieš 36 metus, jis vis dar tiksėjo, o jo mechanizmas buvo pasiruošęs veikti kitame gale. Subkontinente veiksmas persikėlė į auksinį Dvarakos miestą. Šį miestą, dieviškąja Krišnos valia pastatyta vandenyno viduryje, klestėjimo viršūnę pasiekė 36 metais po Krukšetros mūšio. Idavų turtai tapo legendiniai, jų iždai tryško auksu, jie plaukiojo ir kontroliavo jūros kelius, o kariai, nepažinę pralaimėjimo, prarado realybės jausmą. Prabanga, turėjusi tarnauti geroviai, virto nuodais. Anot Mausala Parva, idavų visuomenė ištiko liga, daug baisesnė už bet kokį fizinį negalavimą. Arogancija. Jauni princai iš Vrišnių ir Andhakos klanų, užaugę savo tėvų šlovės šešėlyje ir globojami Krišnos autoriteto, nustojo gerbti etikos įstatymus ir šventas tradicijas. Jie jautė atlaidumą. Jiems atrodė, kad kol Krišna yra su jais, jokie karmos dėsniai jiems negalioja. Būtent šis klaidingas supratimas lėmė įvykį, kuris pradėjo sunaikinimo procesą. Vieną dieną, 2 rakų valandą, atvyko didieji išminčiai Višvamitra Kanva ir Narada. Tai buvo kosminio masto asmenybės, kurių buvimas reikalavo aukščiausio. Tačiau grupė jaunų edavų, pavargusių nuo dykinėjimo ir apsvaigusių nuo vyno, nusprendė pajuokauti su asketais. Šios netinkamos komedijos pagrindinis veikėjas buvo Samba, Krišnos ir jo žmonos Jambavati sūnus. Jaunuoliai aprengė Sambą moteriškais drabužiais, pakišdami po jo drabužiais geležinį katilą arba, pasak kitų versijų, tiesiog sulankstytą audinį, kad imituotų nėštumą. Juokdamiesi ir stumdydami, jie priėjo prie meditacijos metu sėdinčių išminčių ir apsimestinai nuolankiai paklausė: o didieji valdovai, jūs žinote viską apie praeitį ir ateitį, pasakykite man, ką pagimdys ši moteris, Babhru žmona, trokštanti sūnaus? Tai buvo pačios įžvalgos dovanos išjuokimas. Jaunuoliai tikėjosi, kad išminčiai arba pasimes, arba numatys vaiko gimimą, po ko jie triumfuos ir juos demaskuos, parodydami, kad tai persirengęs vyras. Tačiau išminčių nepavyko apgauti žvelgiant į šį farsinį procesą. Ryšiai buvo įniršę, jų akys, įpratusios apmastyti tiesą, žibėjo pykčiu. Išminčius Kanva, anot kitų šaltinių, pats Višvamitra ištarė žodžius, kurie akimirksniu nušluostė šypsenas nuo juokdarių veidų. Šis Sambos klano įpėdinis pagimdys geležinę piestelę Mušalą, kuris sukels visų jūsų, arogantiškų ir piktų žmonių mirtį. Visas jūsų klanas, Vrišnės ir Andhakos klanai, bus išnaikinti šią geležimi, išskyrus tik Balaramą ir Krišną. Išsigandę jaunuoliai suskubo nusivilkti Sambos moterišką suknelę, tikėdamiesi, kad tai vis dar pokštas, tačiau drabužiams nukritus, juos apėmė šiurpus siaubas. Ant žemės su dusliu dunktelėjimu nukrito ne katilas ar audinio ritinėlis, o tikras sunkus geležinis. Piestelė baisus ginklas, primenantis didžiulę lazdą. Prakeiksmas ėmė pildytis akimirksniu. Gamta sureagavo į brahmanų žodžius. Pokštas apie dieviškąją tvarką pagimdė fizinį objektą skirtą nužudyti. Panikuodami jaunuoliai griebė šį grėsmingą objektą ir puolė į rūmus pas karalių. Jie papasakojo grasinimui, kas nutiko, galbūt nuslėpdami savo grubumo detalės, bet pateikdami rezultatą. Karalius Ugrasena, sužinojęs apie prakeiksmą, nesikreipė į Krišną, prašydamas atšaukti nuosprendį. Dvorakio gyventojai žinojo, kad brahmanų žodžiai, kartą pasakyti supykus, negali būti atšaukti. Jiems atrodė, kad buvo priimtas pragmatiškas sprendimas. Karalius įsakė piestelę sumalti į smulkiausius miltelius, kad neliktų nė gabalėlio. Šis epizodas mums yra galinga metafora teksto analizės požiūriu. Geležinis piesta tai materializuota šeimos karma.
Jis gimė ne iš moters, o iš melo ir nepagarbos. Senovės autoriai rodo, kad civilizacijos mirtis prasideda ne nuo išorinio įsiveržimo, o nuo to momento, kai visuomenės elitas praranda moralinius įsitikinimus. Juokas iš išminčių tai dvasinio autoriteto atmetimas, sąžinės varžančių veiksnių atmetimas. Geležinis strypas buvo sunaikintas, mechaniškai sumaltas į dulkes. Atrodė, kad prakeiksmo šaltinis sunaikintas ir auksinės dvorakos gyventojai galėjo lengviau atsikvėpti. Tarnai metalo dulkes pylė į vandenyno vandenis, tikėdami, kad jūros bedugnė patikimai paslėps šią paslaptį, tačiau, kaip žinome, energija nedingsta be pėdsakų, ypač jei ši energija įkrauta išminčių rūstybę. Miesto krantus skalaujančios bangos priėmė šią dovaną, bet jos nesugėrė. Potviniai ir atoslūgiai diena iš dienos nešė geležies dulkes atgal į sausumą, nusodindami jas pakrantės dumble, ir čia gamta įvykdė transformaciją. Iš šių metalo dulkių, sumaišytų su jūros smėliu, pradėjo dygti nendrės. Iš pažiūros tai buvo paprasta pelkinė žolė, kurią vietiniai vadino eraka. Ji tankiai dengė pakrantę, ramiai siūbavo vėjyje, tačiau tai buvo tik išvaizda. Šios žolės stiebai buvo prisotinti sunaikintos esencijos, ginklai buvo neįtikėtinai kieti. Nuplėšęs vieną iš šių stiebų, rasdavai netrapę nendrę, o mirtiną lazdą, tokią stiprią kaip indros žaibas ir aštrią kaip skustuvas. Miesto prakeiksmas įsišaknijo tiesiai prie pat miesto slenksčio, kantriai laukdamas savo laiko. Tačiau buvo dar viena detalė, kurios karaliaus tarnai nepastebėjo. Vienas mažas geležinės piestelės gabalėlis pasirodė esąs toks kietas, kad girnos negalėjo jo sumalti į miltelius. Nusprendę nesivarginti, tarnai tiesiog išmetė likučius į jūrą. Jį prarijo žuvis, kurią vėliau pagavo medžiotojas vardu Jara. Jis perplėšė žuvies pilvą ir, radęs viduje keistą metalo gabalėlį, medžiotojas neuždavinėjo jokių klausimų. Jis buvo paprastas žmogus, gyvenantis iš savo amato. Beje, Jara reiškia senatvę. Iš šio metalo jis išdrožė strėlės antgalį savo strėlei. Prisiminkite šią akimirką. Strėlės antgalis, gimęs iš prakeiksmo, dabar ilsėjosi medžiotojo, klajojančio po tuos pačius miškus strėlinėje. Tuo tarpu ten, kur Krišna mėgo vaikščioti, pati dvarka ėmė skęsti niūrioje atmosferoje. Tekstuose aprašomi ženklai, nuo kurių kraujas stingsta. Turtingų edavų namuose pradėjo rodytis žiurkės ir pelės, kurios elgėsi visiškai bebaimiai, tarsi dabar būtų miesto šeimininkai. Naktį girdėjosi šiurpus šakalų kauksmas, nors apylinkėse nebuvo laukinių gyvūnų. Šventieji sarasų paukščiai, kurie visada reaguodavo į povų klyksmus, dabar nutilo. Vapsvos, bėdų pranašės, ūbavo vidury dienos. Tačiau baisiausias buvo regėjimas, aplankęs daugelį gyventojų. Jie sako, kad turtinguose dvaruose matė keistą juodaodę moterį baltais dantimis. Ji naktimis klajojo, žiūrėjo į langus ir juokėsi, vogdama namų gerovę. Tai buvo pati mirtis arba kali, sunaikinimo metas, kuris jau beldėsi į edavų duris. Prarado atmintis, jie pamiršo šventus tekstus, o jų sapnai buvo kupini košmarų. Net Krišnos vežimas, pakinkytas dieviškų arklių, prarado blizgesį, o arkliai atsisakė ėsti ir lili. Ašaros, tikėdamiesi greito išsiskyrimo su savo šeimininku Krišna, stebėdamos šios ženklus, suprato, kad 36 metų kadencija artėja prie pabaigos. Jis matė, kaip jo žmonės, nepaisant nerimo, toliau grimsta į ydų bedugnę, kad kažkaip atidėtų neišvengiamą ir išsaugotų savo pavaldinių proto aiškumą. Krišna žengė radikalų žingsnį. Jis išleido dekretą dėl visiško vyno ir bet kokių svaigiųjų gėrimų uždraudimo mieste. Visose aikštėse šaukliai paskelbė avataro valią. Kiekvienas pagautas gaminantis ar geriantis svaigiuosius gėrimus bus nedelsiant nubaustas mirties bausme, o jo šeima ištremta. Tai buvo bandymas primesti išorinius vidinio chaoso apribojimus. Tie, kurie įpratę prie prabangių plunksnų, buvo nepatenkinti, tačiau Krišnos autoritetas vis dar nebuvo kvestionuojamas. Kurį laiką mieste tvyrojo įtempta blaivybė. Tačiau uždraustas vaisius, kaip žinome, yra saldus. Vidinė įtampa augo. Netekę įprasto būdo užsimiršti, kariai tapo irzlus ir agresyvūs, jų arogancija kurstė ženklų baimę. Reikėjo išeities, kad sumažintų šią įtampą ir nuramintų dievus, buvo nuspręsta surengti masinį,
piligriminė kelionė į šventąją Prabhasos vietą esančią vandenyno pakrantėje atrodė kaip pamaldus veiksmas. Visi žmonės su savo žmonomis, vaikais ir tarnais turėjo praustis ir atlikti apsivalymo ritualus. Tačiau likimo ironija arba, jei norite, karmos negailestingumas buvo ta, kad pati kelionė į šventovę virto spąstais. Pasiruošimas buvo grandiozinis. Edavai į vežimą krovė palapines, auksą ir maisto atsargas. Mėsa, saldumynai ir geriausi patiekalai buvo ruošiami didžiuliais kiekiais. Nors galiojo oficialus vyno draudimas, daugelis slapta su savimi pasiimdavo svaiginančio gėrimo, vadinamo mairėje, atsargas. Juk kokia šventė be vyno? Pagalvojo jie, tikėdami, kad toli nuo rūmų vandenyno pakrantėje galima šiek tiek pažeisti griežtas taisyklės. Krišna ir Balarama taip pat leidosi į kelionę. Krišna žinojo, kad tai vienpusis kelias. Jis matė Dvarkos gyventojus, paliekančius savo saugomą miestą, einančius tiesiai ten, kur vėjyje siūbavo mirtina erakos žolė. Atvykę į šventąją Prabhasą, jie įkūrė didžiulę stovyklą, papuoštą auksu ir brangakmeniais, driekėsi palei pakrantę, kurdami šventės ir klestėjimo iliuziją. Nuo vandenyno pučiantis vėjelis atnešė vėsą, o bangų ošimas, regis, ramino nerimaujančius protus. Tačiau, kaip prisimename, daugelis su savimi atsinešė uždrausto vyno, paslėpto vežimų gelmėse. Vos saulei leidžiantis, statinės buvo atkimšamos. Krišnos draudimas buvo pažeistas beveik akimirksniu. Saldus, stiprus gėrimas mairėje tekėjo kaip upė, nuplaudama atsargumo ir pamaldumo likučius. Puota prasidėjo džiaugsmingai, tačiau alkoholis kartu su susikaupusia įtampa ir pasididžiavimu greitai pavertė draugišką valgį parako statinę. Kibirkštis, apie kurią kalbėjome anksčiau, buvo ginčas tarp dviejų didžių karių – Satyaki ir Kritovarmos. Abu buvo Kurukšetros karo veteranai, tačiau kovojo priešingose barikadų pusėse. Satyaki buvo Pandavų pusėje, o Kritovarma Kauravų pusėje. Apsvaigęs Satyakis, kurio sąmonę temdė vynas, ėmė tyčiotis iš Kritovarmos. Jis kalbėjo garsiai, kad visi girdėtų. Susirinkusieji apkaltino jį bailumu ir negarbe. Satyakis prisiminė, kaip Kritovarma padėjo Ašvathamai surengti naktinės žudynės Pandavos stovykloje, nužudydamas miegančius karius, o tai buvo laikoma šiurkščių karinės garbės kodekso pažeidimu. Tik bailys gali nužudyti tuos, kurie nelaiko ginklo rankose ir miega, sušuko Kritovarma Satyakiui. Jo akis paraudonavo ir jis atsakė, primindamas jam apie savo paties nuodėmę nužudė Furisravą, kuris sėdėjo maldos pozą, ruošėsi palikti šį gyvenimą ir buvo neginkluotas. Žodinis ginčas akimirksniu peraugo į įniršį. Satyakis, praradęs savitvardą, išsitraukė kardą ir vienu smūgiu nukirto Kritovarmai galvą. Ši žmogžudystė tapo pabaigos pradžios ženklu. Kritovarmos draugai ir giminaičiai puolė Satyakį. Krišnos sūnus stojo ginti Satyakio. Kilo chaotiška kova. Pirmiausia buvo panaudoti auksiniai indai, taurės ir viskas, kas pasitaikydavo po ranka. Tada kariai griebėsi ginklų, bet mūšio viduryje nutiko kažkas keisto ir bauginančio, jų kardai ir lankai ėmė šaudyti, sulūžti arba tiesiog išbėgti, o tada, apimti įniršio, jie išbėgo į krantą, kur augo ta pati eraka žolė. Ta akimirka išminčių prakeiksmas ir geležinės piestos energija pasireiškė visų pajėgumu. Kariai, griebę nendrių stiebus, kad panaudotų juos kaip lazdas, atrado, kad rankose laiko sunkius geležinius ginklus. Įprasta žolė virto mirtinais geležiniais pirštais, kietais kaip deimantas. Prasidėjo žudynės, neturinčios analogų istorijoje. Sūnus užpuolė tėvą, brolis nužudė brolį, dėdė nužudė sūnieną. Šeimos ryšiai buvo pamiršti, veidai iškreipti pykčio, niekas neatpažino vienas kito. Hamsa, Dimbhaka, Samba, Čerudešna, Anirutha. Didieji herojai ir princai krito vienas po kito, perverti stiebų, kurie buvo tapę geležimi. Vandenyno bangos nusidažė raudoną spalvą. Krišna, stebėdamas šią beprotybę, pirmiausia bandė juos sustabdyti žodžiais, bet jo balsą užgožė metalo skambėjimas ir mirštančiųjų riksmai. Tada jis pamatė, kaip prieš jo akis kažkas žūsta. Jo mylimas sūnus, beprotiškai kovojęs iki paskutinio atodūsio, tą akimirką Krišna suprato, kad įtikinėjimo laikas praėjo, atėjo kalos laikas, pasaulių naikinimo laikas.
Tekstuose rašoma, kad Krišna susitaikė su neišvengiama, nusiskynė Irako žolės kuokštą, kuris akimirksniu tapo sunkia lazda jo rankose. Jis stojo į mūšį ne kaip gynėjas, o kaip naikintojas, užbaigdamas iš pykčio išprotėjusių naikinimą. Jis sunaikino jau dvasiškai mirusių armijų liekanas. Krišnos brolis Balarama, pamatęs šį košmarą, pasibjaurėjęs pasitraukė, atsisėdo ant vandenyno kranto ir pasinėrė į meditaciją, atsisakydamas dalyvauti žudynėse. Netrukus viskas nurimo. Šventosios Probasos krante neliko nieko išskyrus lavonų kalnus, visą Edavos rasės žiedą, tūkstančius vežimų dramblių ir arklių. Viskas buvo sunaikinta per kelias valandas. Tie patys didvyriai, kurių bijojo visas pasaulis, sunaikino save, kaip ir buvo numatęs Gandhara. Prieš 36 metus Krišna, vienintelis šiose žudynėse išsaugojęs proto aiškumą, išėjo ieškoti savo brolio. Jis rado Balaramą sėdintį nuošalioje vietoje. Po medžių vandenyno pakrantėje didysis karys, visada žinomas dėl savo ugningo būdo, dabar buvo paniręs į giliausią meditaciją, pasak Mausala Parvos tekstų. Krišna tapo savo brolio paskutinės žemiškosios kelionės mistiniu reginiu. Iš Balaramos, kuris Indijos kosmologijoje laikomas universalios gyvatės šešos, tos pačios, ant kurios ilsisi Višnu įsikūnijimų, burnos pradėjo lysti didžiulė balta gyvatė. Ši būtybė, spindinti nežemiška šviesa, turėjo 1000 galvų ir raudonas akis. Vandenynas, šlovingai sveikindamas savo šeimininką, prasiskyrė ir vandenų, upių ir nagų dievybės išėjo jo pasitikti. Gyvatė nuslydo į vandenis ir dingo gelmėse, grįždama į savo pirminius rūmus. Balaramos kūnas, paliktas sielos, be gyvybės ženklų nugrimzdo ant žemės. Dabar Krišna liko visiškai vienas. Visa jo šeima, draugai, bendražygiai ir net brolis paliko šį pasaulį, tačiau vietoj sielvarto jo veide atsispindėjo absoliuti ramybė. Jis suprato, kad paskutinis siūlas, rišęs jį su žeme, nutrūko. Dievas, atlikęs žmogaus, karaliaus ir draugo vaidmenį, įvykdė savo misiją. Krišna lėtai klajojo gilyn į mišką, tolyn nuo kraujo ir deginimo kvapo, sklindančio iš. Jis pasirinko pavėsingą vietą tarp Edavų stovyklų, kur augo tankūs krūmai ir vijokliai, ir atsisėdo ant žemės, atsiremdamas nugarą į ašvatos medį, pasinerdamas į joganidros būseną ypatingą meditacinį miegą. Krišna uždėjo kairę koją ant dešinės šlaunies. Miško prieblandoje jo koja, kuri, anot šventraščių, buvo rausvo atspalvio kaip lotosas, vos matėsi tarp lapijos. Tuo pačiu metu medžiotojas, vardu Džara, keliavo per mišką. Taip, tas pats Džara ieškojo grobio maitinimuisi ir žvilgčiojo į krūmus, tikėdamasis pamatyti elnę. Pastebėjęs tankioje žolėje kažką rausvo, primenančio gyvūno ausį, Džara, kaip patyręs lankininkas, akimirksniu įtempė lanką. Čia likimo ratas užsidarė. Strėlės antgalis, kurį Džara įdėjo į lanko virvę, buvo pagamintas iš to paties geležies gabalo, kurį jis rado žuvies pilve, iš to paties sunaikintos piestos skeveldros, kuri atsilaikė girnoms ir buvo įmesta į jūrą iš prakeiksmo gimęs ginklas. Brahmanai grįžo pas tą, kuris leido šiam prakeiksmui. Strėlė švilpė ore ir perverė Krišnos kūną vienintelę pažeidžiamą jo dieviškojo kūno vietą. Džara, įsitikinęs, kad nušovė elnę, džiaugsmingai pribėgo prie savo grobio, tačiau, kai šis perskyrė šakas, jį apėmė siaubas. Priešais jį gulėjo ne miško žvėris, o keturrankis vyras geltonais šilko drabužiais, kurio kūnas spinduliavo spindesiu. Supratęs, kad pakėlė ranką prieš patį Krišną, medžiotojas puolė mirštančiajam po kojomis, tikėdamasis prakeiksmo ar momentinės bausmės. Jis drebėjo iš baimės ir gailesčio. Tačiau Krišnos reakcija stebina epo etikos tyrinėtojus. Jis ne tik nesupyko, bet ir švelniais žodžiais nuramino verkiantį medžiotoją. Krišna paaiškino, kad Džara nėra kaltas. Šis įvykis buvo nulemtas dar gerokai prieš medžiotojo gimimą. Čia susidurėme su gilia karminio atpildo samprata, kuri, remiantis kai kuriomis Mahabharatos ir Ramajanos legendų versijomis ir komentarais, jungia skirtingas epochas. Praėjusiame gyvenime Krišna buvo princas Rama, Adžara Vali, galingas beždžionių karalius. Tuomet Rama, pažeisdamas karinį kodeksą, nužudė Valį šūviu iš pasalos, jam kovojant su kitu priešu. Dabar, po 1000 metų, visuotinio teisingumo svarstyklės subalansavosi. Pats Dievas pakluso karmos dėsniui, kurį jis nustatė žmonėms.
Rama, tapęs Krišna, priėmė mirtį nuo to, kurį kadaise nužudė, ir lygiai taip pat, netikėtų strėlės smūgių, Džara tik tarnavo kaip instrumentas laiko rankose. Krišnos kulno pažeidžiamumas sukelia tiesioginės asociacijas su graikų Achilo mitu. Nuostabu, kaip panašus motyvai persmelkia kultūras, atskirtas 1000 kilometrų atstumu. Tačiau jei Achilas mirė, nes jo kūnas nebuvo nuplautas šventuose vandenyse, tai Krišnos mirtis yra sąmoningas pasirinkimas išeiti, guodžiantis medžiotoją ir suteikiantis jam išsivadavimą iš nuodėmės. Krišna užmerkė akis, jo dvasia apšvietė mišką šviesos blyksnių, paliko materialų apvalkalą ir pakilo į aukštesnes sferas. Žemė neteko savo gynėjo. Hastinapuras gavo siaubingą žinią ir Arjuna, geriausias iš karių ir artimiausias Krišnos draugas, nedelsdamas iškeliavo į vakarus, jo vežimas lėkė greičiau nei vėjas, tačiau atvykęs prie Dvarkos vartų suprato, kad miestas atvyko per vėlai. Kuris neseniai aidėjo nuo juoko ir muzikos, pasitiko jį bauginančią tuštumą. Didingi rūmai stovėjo plačiai atvertomis durimis, vėjas švilpė susirinkimų salėse, bet įprastas gyvenimas čia nebeegzistavo. Arjuna pasitiko tik verkiančios moterys, išsigandę vaikai ir labai seni žmonės, tie, kurie nebuvo leidęsi į nesėkmingą piligriminę kelionę į Probhasą. 16 000 Krišnos žmonų, pamačiusios Ardžuną, sukėlė tokį šauksmą, kad anot tekstų užgožė net bangų mūšą. Didysis lankininkas, kuris neprarado savitvardos net susidūręs su demonų armija, čia negalėjo suvaldyti savo emocijų. Jo kojos sulūžo ir jis susmuko ant žemės, suvokdamas tragedijos mastą. Jo draugo nebebuvo. Balaramos nebebuvo. Visa Vrišnių šeima, kuri atrodė nesunaikinama, nebeegzistavo. Tačiau laiko sielvartui buvo mažai. Senasis Vasudeva, Krišnos tėvas, liko mieste. Jis laukė Ardžunos atvykimo tik tam, kad perduotų jam sūnaus paskutinę valią ir testamentą. Po to, pasinėręs į nuodingą transą, jis paliko savo kūną. Ardžuna, slopindamas sielvartą, pradėjo organizuoti laidotuvių ceremonijas. Jam teko vienas atlikti ritualus 1000 mirusiųjų, kurių kūnai liko gulėti Probasos smėlynuose. Tada atėjo akimirka, pareikalavusi didžiausio susikaupimo. Prieš išeidamas Krišna perspėjo, kad vandenynas praris miestą iškart po jo mirties. Arjuna paskelbė visuotinę evakuaciją. Tai buvo tragedijos kupinas reginys ir prie miesto vartų pradėjo rikiuotis didžiulis didybės karavanas, sudarytas iš vežimų, dramblių ir jaučių. Didvyrių našlės pasiėmusios šeimos brangenybės ir būtiniausius daiktus paliko savo namus žinodamos, kad niekada čia negrįš. Arjuna, prisiimdamas atsakomybę už milijonų žmonių saugumą, vedė šią procesiją Indropros link. Kai tik paskutinis gyventojas kirto miesto ribas ir karavanas pasitraukė saugiu atstumu, įvyko tai, ką išminčiai ir numatė. Gyventojai apsisuko ir pamatė vandenyno vandenis, perpildančius krantus. Tai nebuvo panašu į staigų tsunami, chaotiškai viską nušluojantį. Tekstuose tai apibūdinama kaip nenumaldoma, beveik protinga stichijų ataka. Jūra, kurią daugelį metų sulaikė dieviškoji Krišnos valia, dabar atgavo savo turtus. Bangos lėtai, bet užtikrintai užliejo brangakmeniais nuklotas gatves. Vanduo užpildė turgaus aikštes, sodus ir parkus. Garsioji Sudharmos susirinkimų salė, kuri, pasak legendos, buvo nuleista iš dangaus, nugrimzdo po vandeniu. Rūmai, bokštai, šventyklos, viskas grimzdo į bedugnę mūsų akyse. Verkiantys pabėgėliai jautėsi taip, lyg vandenynas juos persekiotų, tryptų jiems ant kulnų ir sustotų tiksliai ten, kur ką tik koja įžengė paskutinis išvykstantis asmuo. Po trumpo laiko auksinės sostinės vietoje liko tik lygus vandens paviršius, atspindintis abejingą dangų. Du riaumojimai dingo, tarsi jų niekada nebūtų buvę, virsdami legendą. Įdomu, kad ši mitologinė istorija netikėtai patvirtinama šiuolaikinėme moksle. 9-ajame dešimtmetyje Indijos archeologas Teja Šikaripura Ranganatharo surengė povandeninių ekspedicijų seriją prie šiuolaikinės Gudžarato valstijos krantų. Kelių metrų gylyje buvo aptiktos masyvios akmeninės sienos, įtvirtinimų liekanos, akmeniniai inkarai ir keramika.
Radiokarboninis datavimas ir šių konstrukcijų išdėstymas leido mokslininkams daryti prielaidą, kad čia iš tikrųjų egzistavo didelis uostamiestis, kuris nugrimzdo po vandeniu dėl tektoninio poslinkio arba maždaug 3 laipsniais pakilus jūros lygiui. Prieš 500 metų šis atradimas buvo toks sensacingas, kad nuskendusi miestą dėjo. Rau dabar vadina Atlantida. Mums šie radiniai yra tiltas tarp epo ir realybės. Dvarkos nuskendimo legenda tai ne tik gražus pasakojimas apie dievų rūstybę, bet ir gana tikėtina žmonijos prisiminimas apie tikrą stichinę nelaimę, sunaikinusią klestinčią bronzos amžiaus civilizaciją. Arjuna, stebėdamas miesto sunaikinimą, pajuto, kaip kažkas jame lūžta. Daugybę mylių besitęsiantis pabėgėlių karavanas lėtai pajudėjo į šiaurę. Už jo liko vandenynas, slėpdamas aukso amžiaus griuvėsius, o priekyje plytėjo dulkėti Pimžabos, tais laikais vadintos 5 upių šalimi, keliai. Arjuna, vedantis šią procesiją, jojo savo vežime, paniręs į sunkias mintis. Jis buvo vienintelis gynėjas tūkstančiams moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių, kadaise galingos šeimos likučių. Mintise jis vis dar gyveno įsitikinęs, kad vien jo vardo ir garsiojo Gandivos lanko vaizdo pakako, kad bet kuris priešas išsigandęs pabėgtų, nes tai buvo tas pats Arjuna, kuris kovojo lygiomis teisėmis su dievais ir nugalėjo didžiausius Krukšetros karius. Tačiau, eidamas per žemės, kuriuose gyveno paprastų piemenų ir plėšikų abhirų gentis, karavanas patraukė nepageidaujamą abhirų žmonių, laukinių žmonių, nepažįstančių aukšto garbės kodekso dėmesį. Jie matė lengvą grobį didžiulį kiekį aukso, papuošalų ir beginklės moteris, kurias saugojo tik vienas pagyvenęs karys ir saujelė tarnų. Godumas nugalėjo legendinio vardo baimę. Apsiginklavę paprastomis lazdomis, akmenimis ir medinėmis ietimis, plėšikai su laukiniu riksmu puolė karavaną. Arjuna, pamatęs šią minią, iš pradžių net neišsigąsdino. Įprastų judesių jis siekė savo Gandivos lanko, ketindamas paleisti kelias įspėjamasias strėles, kad išsklaidytų plėšikus. Ir štai tą pačią akimirką didžiojo didvyrio realybė ėmė byrėti. Arjuna su siaubu suprato, kad vos gali patraukti tėvą. Jo rankos, kurios turėjo 1000 dramblių jėgą, staiga nusilpo ir tapo nepaklusnios. Gandiva, kuri visada buvo jo kūno tęsinys, dabar atrodė sunki, tarsi nulieta iš švino. Sugniaužęs valią į kumštį, Arjuna vis tiek sugebėjo įtempti lanką ir pasiekė strėlinės. Tai buvo tos pačios dieviškos strėlinės, kurias jam davė ugnies dievas Agni, prieš pasodinant mišką Khandovoje. Jų pagrindinė savybė buvo ta, kad strėlės juose niekada neišsibaigdavo, bet kai Arjunos ranka įsmigdavo į strėlinę, pirštai pajusdavo strėlės dugną. Neišsenkantis šaltinis, ištikimai tarnavęs jam 10 mečius, išseko tą akimirką, kai jo globėjas Krišna paliko šį pasaulį. Panikuodamas Arjuna bandė iškviesti aukščiausiąjį ginklą Astrą. Jis pradėjo kartoti mantras, kad iškviestų dangiškąją ugnį, kuri akimirksniu galėtų nudeginti užpuolikus, bet jo atmintis, visada aiškiai ir aštri, buvo tuščia. Šventos formulės dingo iš jo proto, tarsi kažkas jas būtų ištrynęs. Jis bandė prisiminti žodžius, bet jie išslydo, palikdami tik spengimą ausyse. Abhira, pasimetusio gynėjo pavidalu, tapo drąsesnė. Įsiveržė į pabėgėlių gretas, griebdama moteris ir aukso maišus, prasidėjo chaosas. Arjuna, didžiausias 3 pasaulių lankininkas, buvo priverstas mušti plėšikus savo dieviškuoju lanku, tarsi tai būtų paprasta lazda. Tai buvo žeminanti ir bauginanti patirtis. Moterys šaukėsi pagalbos, bet Arjuna negalėjo jų išgelbėti. Paprasti piemenys su bambuko lazdomis nugalėjo tą, kuris nugalėjo Fišmą ir Karną. Daugelis moterų buvo pagrobtos. Kitos išsigandusios pabėgo ir tik apgailėtina saujelė žmonių sugebėjo apginti Arjų ir tęsti savo kelią. Šis epizodas yra epo herojaus įvaizdžio dekonstrukcija. Mausala Parvi labai aiškiai parodoma, kad žmogaus jėga jam nepriklauso. Arjuna savo galę laikė asmeninių pasiekimų, atsiradusių dėl treniruočių ir asketizmo, tačiau tiesa jam buvo atskleista dulkėtame kelyje. Jis buvo tik dirigentas, dieviškosios valios instrumentas, o Krišna buvo žemėje. Arjuna buvo nenugalimas, nes per jį veikė Dievo energija. Kai tik šaltinis pasitraukė, instrumentas prarado savo savybės.
Vėliau, kai pas išminčių Viesą atėjo palūžęs Arjuna ir papasakojo apie savo gėdą, Viesa paaiškino jam, kas vyksta. Jis sakys, kad viskam savas laikas, žygdarbiams buvo laikas, ir Arjuna juos atliko dabar, kai atėjo nuosmukio metas, ginklai, jėga ir net atmintis jį paliko ne todėl, kad jis tapo pablogėjęs, o todėl, kad jų tikslas įvykdytas. Talentas mums duodamas paskolai tam tikram laikotarpiui, o išmintis slypi gebėjime jį paleisti, kai laikas baigėsi. Atvykęs į Indraprastą su žmonių likučiais, Arjuna buvo tik savęs šešėlis. Jis nebebuvo karys. Jis buvo senas žmogus, pergyvenęs savo šlovę ir draugus. Jis apgyvendino išlikusius edavus skirtinguose miestuose. Atlikęs paskutinę pareigą Krišnai. Grįžęs į Hastinapurą, Arjuna pasirodė jų trištrai ne kaip didis užkariautojas, o kaip žmogus praradęs savo egzistencijos esmę. Sosto menėje, kurioje kadaise skambėjo pergalės himnai, dabar tvyrojo sunki atmosfera. Arjuna, neslėpdamas kartėlio, papasakojo vyresniajam broliui apie Dvarkos tragediją, apie tai, kaip vandenynas prarijo auksinių bokštų miestą ir apie savo žeminančią pralaimėjimą paprastų piemenų plėšikų rankose. Jo prisipažinimas tapo signalu pandavams, kurio jie pasąmoningai laukė. Arjuna pasakė, mano jėgos, mano lankas Gandiva ir mano dangiškieji ginklai mane paliko. Jie buvo atiduoti tik tarnauti Krišnai, o jam išėjus, jų laikas baigėsi. Yudhišthira, išklausęs brolio, neparodė nei nuostabos, nei baimės. Kaip išmintingas valdovas, jis jau buvo pastebėjęs naujos Kalijugos eros pradžios ženklus. Karalystės žmonės darėsi godesni ir apgaulingesni. Pagarba vyresniesiems blėso, o ritualai buvo atliekami tik formaliai. Arjunos žodžiai tapo patvirtinimu, kad jų misija žemėje įvykdyta. Toliau išlaikyti valdžią reikštų žengti prieš laiko tėkmę. Kabintis prie jau mirusios praeities. Buvo nuspręsta atlikti Mahaprasthaną. Didysis Ikhodas yra senovės vedų ritualas, pagal kurį karalius, pajutęs artėjančią senatvę ir epochų kaitą, privalo savanoriškai palikti sostą ir eiti į mišką ar kalnus, kad užbaigtų savo dienas asketizme. Mirti prabangioje lovoje kaip silpnam senukui buvo laikoma neverta kšatrijai. Išėjimas turėtų būti toks pat sąmoningas kaip ir valdymas. Pirmas žingsnis buvo užtikrinti valdžios tęstinumą. Pandavai išsikvietė Parikšitą, Arjonos anūką ir tragiškai žuvusio Abhimanijų sūnų. Parikšitas buvo vienintelis išlikęs Kurų dinastijos įpėdinis, tas pats vaikas, kurį Krišna kadaise išgelbėjo nuo Ašvathamos dangiškojo ginklo, dar būdamas motinos įsčiose. Karūnavimo ceremonija buvo iškilminga, bet be nereikalingos pompastikos. Yudhišthira asmeniškai uždėjo karūną ant jaunojo princo galvos, perkeldamas jam atsakomybės už imperijos gerovę naštą. Tuo pačiu metu iki pat pabaigos demonstruodami diplomatinę išmintį, pandavai taip pat rūpinosi Jadovų klano likučiais. Vajra, Krišnos proanūkis ir vienintelis išlikęs Vrišnių klano vyras, buvo paskirtas karaliumi. Taigi Indraprastha išlaikė valdžios pusiausvyrą ir du didieji miestai liko teisėtų įpėdinių kontroliuojami. Tada atėjo pats jaudinantis atsisakymo momentas. Pandavai ir Drupadi atliko paskutinį aukojimo šventajai ugniai ritualą, simboliškai užbaigdami savo gyvenimo laikotarpį, susijusi su namų šeimininkų Grahastha gyvenimu. Jie nusivilko sunkius auksinius papuošalus, brangius šilkinius drabužius ir karališkasias regalijas ir vietoj to apsirengė šiurkščiais drabužiais, pagamintais iš medžių žievės ir antilopių odos. Šis drabužių pakeitimas turėjo gilią prasmę. Jis panaikino socialinius skirtumus. Tie, kurie vakar vadovavo armijoms, šiandien tapo paprastais klajūnais, lygiais bet kuriam elgetai kelyje. Hastinapuros gyventojai, sužinoję apie savo mylimų valdovų sprendimą, puolė į gilų liūdesį. Tekstuose aprašoma, kaip miestelėnai išėjo į gatves maldaudami pandavų pasilikti, tačiau Yudhišthira buvo nepalenkiamas. Jis žinojo, kad pavaldinių meilė karaliui buvo natūrali, tačiau karaliaus pareiga buvo laiku išvykti, kad užleistų vietą jaunimui. Pandavai išėjo pro pagrindinius miesto vartus nepratarę nė žodžio. Jie nežiūrėjo į verkiančią minią, jų žvilgsniai buvo nukreipti į priekį. Įdomi detalė, kuri dažnai pamirštama, yra ta, kad vos jiems išvykus iš miesto, juos nusekė benamis šuo gyvūnas tiesiog prisijungė prie jų mažos kompanijos uodegos.
Nei broliai šuns nenuvarė, nei jo pašaukė. Jis tapo jų tyliuoju kompanionu. 7. Šio įvykio dalyvis keista kelionė. Šuo Indijos kultūroje dažnai laikomas nešvariu gyvūnu, tačiau čia jo pasirodymas yra labai simboliškas ir, kaip pamatysime vėliau, neatsitiktinai filosofiniu požiūriu šis epizodas yra galinga pamoka apie atsiribojimą. Pandavams priklausė visas pasaulis, jų rūmai buvo pilni lobių, jų šlovė sklido iš vandenyno į vandenyną, tačiau jie visą tai paliko per vieną dieną be jokio gailesčio ar dvejonių. Epo tyrinėtojai tai laiko aukščiausia tvirtumo apraiška. Tikroji didybė slypi ne valdžios užgrobime, o gebėjime jos atsisakyti, kai įvykdoma pareiga. Procesija pajudėjo iš gyvenamų žemių. Priekyje ėjo teisusis Jutištira, iš paskos galingasis Bhima, tada Arjuna, vis dar laikydamas rankoje lanką, nors strėlių nebebuvo. Dvyniai Nakula ir Sahadeva sekė paskui, o gražioji Draupadi gale. Šuo bėgo už visų. Jie išėjo į nežinomybę, palikdami istoriją, kurią patys parašė krauju, o paskui maršrutą, kurį pirmasis pasirinko savo paskutiniai kelioniai. Šiuolaikiniam žmogui, apsiginklavusiam žemėlapiu, pasaulio valdovai gali atrodyti nelogiški. Išėję pro Hostinapuro vartus, pandos ne iš karto pasuko į šiaurę, į snieguotas viršukalnes, nors ten ir slypėjo jų galutinis tikslas. Jų kelias vedė į rytus. Ši kelionė turėjo gilę sakralinę prasmę, vedų tradicijoje žinoma kaip prodakšina, ritualinis švento objekto apėjimas pagal laikrodžio rodyklę. Šiuo atveju šventas objektas buvo pati Pfarata Varšos žemė, kurią jie valdė tiek metų. Jie turėjo apeiti savo valdas, atsisveikindami su jomis amžiams, uždarydami savo žemiškosios egzistencijos ratą. Praėję rytinės žemės ir pasiekę Sūriosios jūros pakrantę, kur atliko apsiplovimus, klajūnai pasuko į pietus. Tada, apėję pusiasalį, jie patraukė vakarinę pakrantę į šiaurę. Tai buvo ilgas ir varginantis žygis. Jų kūnai, pripratę prie karališkų vežimų ir minkštų palankinų, dabar patyrė kaitrę saulę ir kelio dulkes. Tačiau Jutištira nenumaldomų ryžtų vedė savo brolius ir žmoną, o jų ištikimas šuo, tapęs jų nebylių, palydovas, neatsiliko nė per žingsnį, dalydamasis su jais kelionės sunkumais. Svarbiausias šio maršruto taškas buvo atvykimas į vakarinę pakrantę, į vietą, kur neseniai stūksojo auksinė Dvarka. Pandavai apie tragediją sužinojo iš Arjunos žodžių, tačiau pamatyti ją savo akimis buvo visiškai kitoks išbandymas. Jie nuėjo prie vandenyno kranto ir sustojo ten, kur jų atmintis piešė didingas sienas, papuoštas brangakmeniais ir aukštus bokštus, besiliečiančius su debesimis. Dabar driekėsi tik begalinė vandens platybė. Vandenynas buvo ramus ir abejingas. Bangos ritmiškai ritosi į krantą, paslėpdamos po savimi civilizacijos, kuri pandavams atrodė amžina griuvėsius. Šis reginys tapo paskutiniu akordu jų vidinio atsižadėjimo procese. Jie stovėjo ant smėlio, žiūrėjo į vandenį ir suprato bet kokios materialios sėkmės iliuzinį pobūdį. Dievo paties pastatyta Dvarka buvo nušluota nuo žemės paviršiaus. Tai buvo aiškus įrodymas, kad materialiame pasaulyje nėra nieko amžino, net ir dieviško. Įsikišimas neatšaukia laiko ir sunaikinimo dėsnių. Arjuna, žvelgdamas į vietą, kur stovėjo jo geriausio draugo rūmai, pajuto, kaip paskutinis prisirišimas prie praeities tirpsta sūriame ore. Netekties kartėlis užleido vietą tyliam susitaikymui. Jei Krišnos nebėra, jei jo miesto nebėra, vadinasi, jie čia nebeturi ką veikti. Atsisveikinę su vandenynu, slėpusiu Edavų klano istoriją, keliautojai pasuko į šiaurę. Dabar jų kelias vedė griežtai į viršų, į dievų buveinę. Jie perėjo per žemės, kurios šiandien mums žinomos kaip Gudžaratas ir Radžastanas. Pamažu artėjant prie didžiųjų kalnų papėdžių, kraštovaizdis ėmė keistis. Dulkėtas lygumas pakeitė lapėmis apaugusias kalvas. Oras tapo retas ir vėsus. Jie pasiekė šventą vietą, kuri senovės tekstuose vadinama Rišikešu. Vartai į Himalajus yra riba, skirianti žmonių pasaulį nuo dvasių ir asketų pasaulio. Praėję pro šiuos simbolinius vartus, pandavai pradėjo savo kopimą. Kelias tapo statesnis ir pavojingesnis. Takai, vingiuojantys per bedugnes, reikalavo didžiausio susikaupimo, tačiau herojai ėjo tyliai, pasinėrę į gilią meditaciją.
Jų tikslas buvo gili meditacija Meru kalnas, mitinė viršūnė, esanti visatos centre, aplink kurį sukasi saulė ir žvaigždės. Pasak legendos, būtent ten yra kelias į Svargą, Indros dangų. Svarbu pažymėti, kad šiuo metu jie nebebuvo tie kariai, kuriuos pažinojame iš Kurukšetros mūšio. Metai ir sielvartas buvo sulenkę jų nugaras. Draupadi, kurios grožis kadaise įžiebė karus, dabar sunkiai ėjo, remdamasi į Bhimos lazdą, kurios stiprumas siekė 10 000 dramblių, sunkiai alsavo, kopdami stačiai šlaitais. Tik Jutištvira išlaikė pastovų žingsnį. Jo žvilgsnis buvo nukreiptas tik į priekį, o valia buvo stipresnė už juos supančias uolas. Šuo toliau sekė paskui juos. Šis gyvūnas tapo vienintelė būtybė, kuri nesiskundė, neatsiliko ir nereikalavo dėmesio. Indijos filosofijos kontekste šis šuns įvaizdis įgauna gilesnę prasmę jiems kopiant. Šuo simbolizuoja atsidavimą be savanaudiškumo. Kol didieji herojai prarado jėgas, paprastas gyvūnas demonstravo žmonėms nepasiekiamą ištvermę. Kopimas tęsėsi ir su kiekvienu žingsniu oras darėsi vis retesnis, o aplinkinis kraštovaizdis vis niūresnis ir negyvesnis. Didingi Himalajai, sniego buveinė, piligrimus pasitiko lediniu vėju, kuris perverė jų paprastus drabužius, pasiūtus iš medžio žievės. Takas, vedantis į Meru kalno viršūnę, jau seniai nebėra tik kelias, dabar tai buvo siaura atbraila virš bedugnės, padengtos slidžiu ledu. Ir krintant akmenims, grupė lėtai judėjo viena eilė priekyje, nesulėtindama tempo. Ėjo Judhišthira, iš paskos galingoji Pfima, tada Arjuna, dvyniai Nakula ir Sahodeva, o gale ėjo Draupadi, ištikimas šuo, apie kurį jau kalbėjome, risnodamas šalia karaliaus, stebėtinai neatsilikdamas ir nerodydamas jokių nuovargio ženklų. Staiga ritmiškas sniego traškėjimas po kojomis pertraukė krintančio Draupadi garsą. Didžioji karalienė, kurios valia buvo stipresnė už deimantą, o jos grožis kadaise varė iš proto karalius ir karius, suklupo. Jos kūnas, išsekęs ilgo žygio, nebegalėjo atsispirti gravitacijai ir šalčiui. Ji krito ant sniego ir nebegalėjo pakilti. Gyvybė ją paliko akimirksniu, tarsi vėjo užgesinta žvakės liepsna. Išgirdusi kritimą, Pfima atsisuko ir pamatė negyvą kūną to, kuriam jis atliko tiek daug žygdarbių. Jis sušuko iš sielvarto ir sumišimo. Atsisukęs į priekyje einančio brolio nugarą, Pfima paklausė, o Judhišthira, mūsų žmona niekada nepadarė jokios nuodėmės, ji visada sekė dharmą ir buvo mums ištikima, kodėl ji nupuolė pirmoji, nepasiekusi dangaus savo kūne. Judhišthira nesustojo, net neatsisuko pažiūrėti į savo mirusią žmoną, jo balsas skambėjo šaltai ir ramiai, užgoždamas vėjo kauksmą. Jos nuodėmė buvo Pfimos šališkumas, nors ji buvo 5 brolių žmona ir turėjo su mumis elgtis visiškai vienodai. Širdyje ji teikė pirmenybę Arjunai, mylėjo jį labiau nei bet ką kitą. Šis nelygus prisirišimas tapo našta, kuri ją tempė žemyn. Šis paaiškinimas mums gali atrodyti žiaurus, tačiau jis tiksliai atspindi griežtą Mahaprasthaniką Parvos etiką. Šiame kelio etape vertinama ne pagal veiksmus, o pagal minčių tyrumą. Prisirišimas, net jei tai meilė, tampa kliūtimi visiškam išsivadavimui. Draupadi, nepaisant visų savo dorybių, negalėjo įveikti šio subtilaus dvasinio polinkio ir kalnas ją atstūmė. Judhišthira tęsė savo kelią, demonstruodama absoliutų atsižadėjimą. Norint pasiekti pabaigą, reikia mokėti paleisti net ir pačius mylimiausius žmones. Po kurio laiko, kai grupė pakilo dar aukščiau, krito Sahodeva, jauniausias iš Pandavų, Madris sūnus, susmuko ant akmens, neatlaikęs įtampos. Bhima vėl. Sukrėstas brolio netekties, jis paklausė. Broli, šis jaunuolis visada buvo mums nuolankus ir atsidavęs, jis tarnavo mums ištikimai ir nuoširdžiai, kokia jo yda? Ir vėl Judhišthira atsakė nestabdydamas tempo. Sahadeva laikė save išmintingiausiu žmogumi, didžiavosi savo intelektu ir ateities žiniomis, tikėdamas, kad niekas pasaulyje neprilygsta jam išmintimi. Intelektualinis pasididžiavimas taip pat yra nuodėmė. Pfima sunkesnis už akmenį. Sahodeva tikrai turėjo įžvalgos dovaną, bet, kaip paaiškėjo, savo pranašumo prieš kitus suvokimas tapo ta grandinė, kuri jį prirakino prie žemės. Nepraėjo nė valanda, kai Nakula krito paskui savo brolį dvynį.
Matydamas Draupadi ir Sikhodevos mirtį, jo širdis nebegalėjo pakelti sielvarto, o kojos atsisakė tarnauti. Bhima, kurio neviltis augo su kiekviena minute, vėl atsigręžė į savo vyresnį brolį. Nakula buvo gražiausias žmogus pasaulyje, o jo širdis buvo maloni. Jis visada vykdė tavo įsakymus. Kodėl jį prarijo žemė? Atsakymas. Yudhišthira buvo trumpas. Jis žinojo, kad yra gražus ir tuo džiaugiasi. Nakula tikėjo, kad niekas jam neprilygsta išvaizda. Savigrožėjimas yra narcisizmas, net jei jį pateisina tikrasis grožis, tai egoizmo forma. Dangus nepriima tų, kurie pernelyg susitelkia į savo atspindį. Taigi, vienas po kito didieji herojai liko gulėti Himalajų šlaituose, virsdami amžinojo ledo dalimi. Šių netekčių scenarijus yra labai simbolinis. Mero kalnas čia veikia kaip nepriekaištingas filtras, jis nuplėšia visas kaukes. Tai, kas įprastame gyvenime atrodė atleistina silpnybė, žmonos meilė talentingam vyrui, mokslininko pasididžiavimas savo intelektu ar gražaus vyro pasididžiavimas savo išvaizda čia, ant absoliuto slenksčio, virsta neįveikiama kliūtimi. Taigi lieka trys – Yudhišthira, Bhima, Arjuna ir, žinoma, tas pats šuo, kuris vis dar bėgo paskui karalių, tarsi pririštas nematomų siūlų. Draupadi ir dvynių Nakulos bei Sahadevos kūnai liko užnugaryje. Vėjas Himalajų šlaituose darėsi vis žvarbesnis, o oras vis retesnis, tarsi pati gamta bandytų įsprausti nekviestus svečius atgal į mirtingųjų pasaulį. Trys broliai ėjo tylėdami. Niekas nedrįso nutraukti tylos, nes kiekvienas žingsnis buvo žengiamas neįtikėtinai sunkiai, o jų jėgos tirpo greičiau nei sniegas saulėje. Staiga linija nutrūko. Tas, už kurį regis galima lažintis dėl viso pasaulio aukso, tas, kuris buvo laikomas nenugalimų karių visuose trijuose pasauliuose. Arjuna, didysis lankininkas, Krišnos numylėtinis, staiga suklupo. Žmogus, kuriam pats Šiva buvo padovanojęs ginklus, susmuko ant apledėjusių akmenų. Jo kūnas, kadaise lankstus ir stiprus, jam nebepakluso. Jis bandė atsikelti, atsiremdamas į rankas, bet jo galūnės klastingai drebėjo. Gyvybė sparčiai paliko didvyrį. Bhima, apimtas siaubo, ėjo šiek tiek atsilikęs. Jis sustojo, negalėjo patikėti savo akimis. Arjuna, tas pats Arjuna, kuris vienas galėjo stoti prieš ištisas armijas. Bhima, dūstantis iš sielvarto ir deguonies trūkumo, šaukė ant nueinančio vyresniojo brolio nugaros. Štai teisingumo karalius Arjuna, kuris niekada nemelavo. Jis visada laikėsi dharmo ir buvo mums ištikimas. Kokia jo nuodėmė? Kodėl šis kilnus karys parkrito ant žemės nepasiekęs savo tikslo? Yudhišthira net nesulėtino tempo. Jo balsas skambėjo taip, lyg jis skaitytų seniai likimo parašytą sakinį. Arjuna kentėjo nuo puikybės. Bhima, jis gyrėsi, kad per vieną dieną sunaikins visus priešus. Ar prisimenate tai? Jis davė įžadus, kurių negalėjo įvykdyti, ir laikė save geriausių lankininkų pasaulyje, niekindamas kitus karius. Tokia arogancija negali patekti į dangų. Tuštybės apnuodytas didvyriškumas traukia žemyn sunkiau nei bet koks akmuo. Galbūt tai sunku, bet čia, ant amžinybės slenksčio, nebuvo vietos mandagiems pasiteisinimams. Arjuna, su visais savo dideliais nuopelnais, buvo tikrai prisirišęs prie savo, kaip didžiausio, įvaizdžio. Jis save identifikavo per savo lanką Gandivą, per savo pergalės, ir kai atėjo laikas palikti viską, kas žemiška, būtent šis sunkumas, jo paties sunkumas, buvo tas, kuris prispaudė jį prie žemės. Arjunos siela paliko kūną, palikdama jį sušalti sniege. Dabar jų liko du – Bhima, Yudhišthira ir šuo. Bhima ėjo vos judindami kojas, jo širdyje ėmė žibėti baimė, jis matė, kaip vienas po kito artimiausi, verčiausi, išeina, jis, galingasis Bhima, demonų nugalėtojas, tas, kuris plikomis rankomis draskė priešus, dabar jautėsi mažas ir silpnas, kiekvienas įkvėpimas šalčiu degino plaučius, ir dabar įvyko neišvengiama, jo kojos linko, didžiulis Bhimos kūnas su riaumojimu trenkėsi į uolą, sukeldamas nedidelę laviną. Jis gulėjo gaudydamas orą ir jautė, kaip
Šaltis kausto raumenis, jo akyse buvo galima įskaityti ne tiek kančią, kiek vaikišką sumišimą, juk jis taip mylėjo savo brolius, visada juos saugojo, brolis užvokštė Pfimą, atsisukdamas į besitraukiančią Jutištiros nugarą, pažiūrėk į mane. Aš krentu, pasakyk man, kodėl niekada tavęs neišdaviau, kokia mano kaltė, neatsisukdamas atsakė Jutištira, ir šis atsakymas tikriausiai yra pats pamokomiausias mums visiems, tu buvai besaikis Pfima, tu per daug valgėjai. Negalvodamas apie kitus, tekančius į tavo skrandį, bet dar blogiau, tu gyrėsi savo jėga, žiūrėjai iš aukšto į silpnuosius ir niekada neatsižvelgiai į tuos, kurie buvo silpnesni už tave, tavo kūnas ir tavo ego tapo tavo kalėjimu. Taip tik atrodo, kągi Pfima mėgo valgyti, juk jis buvo žinomas dėl savo apetito, jis netgi buvo vadinamas Vrikadara vilkpilviu, bet dvasinio kilimo kontekste ši aistra maistui buvo prisirišimo prie materialaus pasaulio, gyvenimo nepasotinamumo simbolis, o pasididžiavimas savo fizinė jėga yra grubi egoizmo forma. Pfima tikėjo, kad jėga suteikia jam teisę į viską, ir šis pasitikėjimas savimi, kuris jam taip padėjo Kurukšetros mūšio lauke, čia, kelyje pas dievus, tapo nepakeliama našta. Judeškira liko visiškai vienas, aplink jį buvo tik ledinė dykuma, švilpiantis vėjas ir ištikimas šuo, kuris, regis, visai nepavargo, karalius neverkė ašaromis, tai meilės apraiška, ir jis dabar išgyveno baisiausią nešališkumo išbandymą. Jis suprato, kad jo broliai ir žmona to nedaro. Išnyksta užmarštyje, jie tiesiog nusimeta savo žemiškus apvalkalus, nes yra netobuli, jų nuodėmės, nors ir mažos pagal žmogiškus standartus, tapo neįveikiama kliūtimi patekti į aukštesnės sferas fizinėme kūne, tai buvo tiesos akimirka. Visi titulai, visa šlovė, visos pergalės didžiajame Mahabharatos kare liko ten, apačioje, kalno papėdėje, čia svarbus tik vidinis bagažas ir Jutištira, kuris visą gyvenimą stengiasi nemeluoti ir laikytis sąžinės įstatymo, pasirodė esąs vienintelis, kurio našta buvo pakankamai lengva šiai viršūniai, jis toliau žingsnis po žingsnio judino kojas, toldamas nuo savo mylimų brolių kūnų, žinodamas, kad atsigręžti reiškia pralaimėti, o tada, kai oras taip išretėjo, kad kiekvienas įkvėpimas degino plaučius, erdvę aplinkui staiga nušvietė nepakeliama šviesa, vežimo dundesys nutraukė dangiškąją tylą ir pats Indra, dievų valdovas, pasirodė prieš nustebusi karalių, jis nusileido ne kaip grėsmingi kariai, o kaip svetingas šeimininkas, atvykęs pasitikti garbingo svečio, įlipk į mano važiuojam, o kilnusis karaliau, tarė Indra, ir jo balsas skambėjo kaip griaustinis. Tu užsitarnavai didžiausią garbę, tu esi vienintelis mirtingasis, kuris leista pakilti į dangų tavo fizinėme kūne, nežinant apie kūno sunaikinimą, tavo teisumas atvėrė svargos vartus. Pavargęs ir išsekęs, Judhištira pagarbiai nulenkė galvą. Tai buvo kelionės, kurios metu jie ėjo, pabaiga. Jie iškentė sunkumus ir šaltį, bet prieš sėsdamas į vežimą atsisuko ir pažvelgė į savo gauruotą bendražygį. O dievų valdove, tyliai tarė karalius, šis šuo visą kelią buvo mano ištikimas draugas, ji prarado visus savuosius, lygiai kaip ir aš, tegul ji ateina su manimi. Indros veidas aptemo, jis pažvelgė į šunį su pasibjaurėjimu, tarsi šis būtų purvo dėmė ant sniego baltumo šilko, tu turbūt juokauji, Etištirai dievas nusišypsojo, rojuje nėra vietos gyvūnams, šunys laikomi nešvariais padarais, jų buvimas teršia šventas aukas, tu įgyjai nemirtingumą, lygybę su dievais ir amžiną palaimą, palik šunį, čia nėra žiaurumo, situacija buvo paradoksali, karalius, ką tik šaltakraujiškai palikęs savo brolius sušalti, staiga padėjo galvą ant benamio gyvūno, Indra. Matydamas teisuolio dvejonę, nusprendė daryti spaudimą logikai, klausyk, tu palikai savo brolius ir Draupadi, tu nesustojai, kai jie krito vienas po kito, tu atsisakėjai visų žemiškų prisirišimų, kodėl dabar esi pasiruošęs paaukoti amžinybę dėl seno šuns, ar tai pagrįsta? Jutištiros atsakymas mums yra kulminacija. Visos Mahabharatos etinės sistemos jis išsitiesė, o jo laikysena vėl parodė karališką didybę, o Indra, nėra jokios sąjungos su mirusiaisiais, tvirtai tarė jis. Palikau brolius, nes niekaip negalėjau jiems padėti. Jų gyvenimo kelionė baigėsi. Negalėjau jų atgaivinti, bet šis šuo gyvas. Ji pasitikėjo manimi, ji ieško mano apsaugos, kad išduotų tą, kuris tau atsidavęs, kad išvarytų tą, kuris ieško prieglobsčio. Ši nuodėmė prilygsta Brahmano nužudymui. Nenoriu tokios laimės, kuri perkama už išdavystės kainą. Dangaus valdovas atkakliai reikalavo palikti gyvūną, bet Jutištira laikėsi savo pozicijos. Jis išgyveno karo pragarą, matė milijonų mirtį.
Rado jėgų atsisakyti rojaus, jei patekimo į Savargą sąlyga yra draugo išdavystė, net jei tai tik šuo, tada aš atsisakau tavo dangaus, pareiškė karalius ir nusisuko nuo spindinčios vežimo. Aš pasiliksiu čia, ant šio ledyno, su juo. Ta akimirka, kai atrodė, kad didvyris padarė didžiausią kvailystę savo gyvenime, oras drebėjo. Prie jo kojų stovintis šuo pradėjo keisti kailį, figūra išsitiesė ir priešais. Judištyrai pasirodė didingas dievas Dharma, pats teisingumo ir visuotinės teisės įsikūnijimas, kuris, kaip prisimenate, buvo tikrasis Judištyros tėvas. Tai buvo paskutinis ir sunkiausias ne ritualų žinių ar karinės drąsos, o žmogiškumo išbandymas. Dharma su meile pažvelgė į savo sūnų ir ištarė žodžius, kurie aidėjo per amžius. Tu esi tikrai didis, mano sūnau. Tu atidavei dangiškųjų vežimą dėl silpnesnio už tave. Praeityje išlaikei išbandymą, kai atsisakėjai gelbėti tik savo brolius ir prašei atgaivinti Nakulą, kad paguostų tavo antrąją motiną. Dabar įrodai, kad tau užuojauta yra svarbiau už asmeninę naudą. Danguje nėra nei vieno tau lygaus. Ši scena visiškai apverčia mūsų šventumo supratimą aukštyn kojomis. Pasirodo, teisumas nėra aklas tyrumo taisyklių laikymasis, nes šuo yra rituališkai nešvarus, bet gebėjimas apsaugoti tuos, kurie nuo tavęs priklauso, nepaisant jų statuso. Judištyrai įrodė, kad jo titulas karaliauja. Dharma nėra tik žodis, kurį jis įvardijo. Indra, ne vieną savo dieviškoje vežime, bet visiškai suvokdamas savo teisumą, pakilo aukštyn, palikdamas snieguotas Himalajų viršūnes toli apačioje. Judhištyra, vienintelis asmuo, išsaugojęs fizinį kūną, įžengė į dievų rūmus. Atrodė, kad štai ir atėjo ilgai lauktas finalas, triumfo ir amžinos ramybės akimirka. Jis tikėjosi pamatyti savo brolius Drasųjį Arjuną, galingąją Fimą ir ištikimąją Drupadi, spindinčius šlovės spinduliuose. Juk jei kas nors ir nusipelnė vietos aukštesniuose pasauliuose, tai tie, kurie savo gyvenimą praleido tarnaudami įstatymui ir teisingumui. Tačiau įžengęs į pagrindinę dangiškųjų rūmų salę, Judhištyra sustingo prabangiame soste, apsuptas spindesio ir garbės. Jame sėdėjo ne kas kitas, o Duryotana, tas pats pavydus pusbrolis, kurio išdidumas sukėlė karą Kurukšetros lauke. Duryotana atrodė visiškai laimingas. Jį supo dangiškosios mergelės, o dievai kalbėjosi su juo kaip su lygiu. Judhištyros viduje viskas buvo tarsi virpulys. Pyktis, kurį jis slopino dešimtmečius, užvirė ir prasiveržė. Jis nusisuko nuo savo priešo klestėjimo vaizdo ir garsiai sušuko. Nenoriu dalytis dangumi su šiuo žmogumi. Mano draugai ir giminaičiai žuvo dėl jo godumo. Žemė permirkusi kraujyje dėl jo. Jei Durdhana čia, tai kur mano kilmingieji broliai? Kur Karna, kuris iki galo tesėjo savo žodį? Kur Drupadi sūnus? Noriu būti ten, kur jie, net jei šiai vietai trūksta tokio spindesio. Atsakydamas į šį pasipiktinimą, išmintingasis Narada tik nusišypsojo ir švelniai priminė karaliui Kshatrejų įstatymus. Durdhana, kad ir koks nuodėmingas būtų buvęs gyvenime, mirė sąžiningoje kovoje su ginklais rankose, ne per žingsnį neatsitraukdamas. Pasak vedų, karinė drąsa ir mirtis mūšio lauke apvalo nuo nuodėmių ir atveria virosvargos, didvyrių dangaus vartus. Dangiškoji biurokratija veikia nešališkai. Jis įvykdė kario pareigą, gaudamas atlygį, bet Judhištyra nebuvo įsitikinęs. Jam nereikėjo dangaus, kuriame viešpatauja toks keistas teisingumas, kokio jis reikalavo. Tuojau pat nuvestas pas brolius, dievai susižvalgė ir paskyrė jam vedlį. Sek paskui jį, tarė Indra, jis nuves tave ten, kur yra tavo mylimieji. Kelias su kiekvienu žingsniu tolo nuo auksinių rūmų. Šviesa blėso, oras darėsi sunkus ir tvankus. Kelias tapo akmenuotas ir slidus. Netrukus Judhištyra atsidūrė vietoje, kuri visiškai nepriminė rojaus aplink karalių. Po kojomis tamsa traškėjo, o ore tvyrojo nepakeliamas puvimo ir sieros dvokas. Virš galvos sukosi grifai geležiniais snapais. Tai buvo tikras pragaras ant vėžio. Judhištyra norėjo grįžti atgal, nusprendusi, kad vedlys klydo, bet tada iš tamsos pasigirdo silpni, skausmo kupini dejonės.
O karaliau, pasilik su mumis bent trumpam, maldavo pažįstamas Jutištyros balsas, žvelgdamas į tamsą ir su siaubu atpažindamas Arjunos balsą, o paskui apie kitus, Bhimą Nakulą, Sahadevą Draupadi ir net kilmingą į Karną, jie visi buvo čia. Šioje kančios vietoje sakė, kad teisėjo Jutištyros buvimas atneša vėsą ir palengvina jų kančias. Karalius sustingo, kaip tai įmanoma, Durjotharuecija su dievais ir savo teisiaisiais broliais pūva pragare. Ta akimirka dievų siųstas vedlys paklausė: Na, karaliau, ar matei juos, ar nori grįžti į šviesų į svargą, ten tavęs laukia ramybė ir malonumas, ir leisti šiems nusidėjėliams atlikti savo bausmę, o čia Jutištyras priima paskutinį pasirinkimą, kuris jam pagaliau užtikrina didžiausio teisėjo žmogaus statusą. Grįžk, jis metė vedliui, pasakyk Indrai, kad negrįšiu, pasiliksiu čia, jei mano buvimas bent šiek tiek palengvins mano brolių kančias, tai šis pragaras man geresnis už bet kokį dangų. Aš jų nepaliksiu. Bėdavos tik šie žodžiai paliko jo lūpas, iliuzija subyrėjo, tamsa išnyko, dvoką pakeitė dangiškų gėlių aromatas, o bauginantys regėjimai išsisklaidė lyg rytinis rūkas. Indra ir dievas Tama vėl stovėjo prieš Jutištrą. Atleisk mums už šį išbandymą, sūnau, tarė Tama. Tai buvo majų iliuzija. Tavo broliai nėra pragare. Jie, kaip ir Draupadi, jau seniai yra aukščiausiose buveinėse, bet tu turėjai pamatyti pragarą. Kodėl buvo būtinas šis žiaurus reginys? Faktas yra tas, kad net Judhišthira, sąžiningumo įsikūnijimas, kartą melavo mūšyje ir sušuko: Ašvatama mirė, turėdamas omenyje dramblį, bet leisdamas dronui manyti, kad jo sūnus mirė už šią pusę tiesą, jis turėjo patirti pragaro baimę ir neviltį, net jei tik kelioms akimirkoms, net jei ir iliuzijos pavidalu. Karma yra tokia pat tiksli kaip vaistininko svarstyklės, niekas neišvengia atsakomybės. Judhišthira buvo nuvežtas prie dangiškosios Gangės upės, čia jį teka kaip paukščių takas, pasinerdamas į jos vandenis, jis nusimetė savo žmogišką įkiautą. Nuovargis, alkis, pyktis, liūdesys. Viskas, kas žmogiška, ištirpo, jis įgijo spindintį kūną, panašų į dievų kūnus, ir galiausiai, tikroji pabaiga, Judhišthira patenka į tikrąjį velnią, kur jis mato visą vaizdą, nėra nei priešų, nei draugų, jis mato Krišną jo dieviškuoju pavidalu šali.